Labas! Šiandien per trumpą fizikos paskaitą papasakosiu įdomią istoriją. Didžiausias pasaulyje termometras yra pastatytas Kalifornijoje. Jo aukštis siekia 41 metrą. Jis gali rodyti aukščiausią temperatūrą, kuri buvo užfiksuota Žemėje pagal Fahrenheito skalę. Pagal Celsijų tai yra 56,7 laipsniai. Tokį karštį Žemėje pajutome 1913 metais mirties slėnyje, kuris yra karščiausia vieta mūsų planetoje. Tačiau tai dar ne visos įdomybės. Vakarų mirties slėnio dalyje yra išdžiūvęs ežeras, vadinamas Raistrak Playa. Ten galima pamatyti akmenis, kurie juda patys be žmonių, gyvūnų ar kokio nors kito įsikišimo. Ir jie net gali įsibėgėti iki 5 metrų per minutę, palikdami po savęs kelių šimtų metrų ilgio pėdsakus. Ir slenka ne tik maži akmenukai, bet ir didžiuliai akmeniniai rieduliai sveriantis net 300 kg. Jie netikėtai gali pasukti 90 laipsnių kampu, susikirsti su kitais akmenimis ir judėti toliau. Štai žiūrėkite, atrodo, slenka susimasto ir pasuka. 20-ojo amžiaus pradžioje populiarūs buvo antgamtiniai paaiškinimai. Todėl šį reiškinį dažniausiai aiškino būtent taip – esą tai antgamtinės jėgos. Tuo metu žmonės net vogdavo šios akmenis, kad parsineštų jos į savo namus ir pažiūrėtų, kaip jie iš tikrųjų juda, ar jie pabėgs iš namų. Ir žinoma, už Raistrak Playos ribų šie akmenys niekur nejudėjo, nei pirmin, nei atgal. Nepatikėsite, bet mokslininkai tyrė šį fenomeną labai ilgai. Žmonija per tą laikotarpį spėjo nuskristi į Mėnulį, išsilaipinti ten ir suprasti, jog akmenys juda ir Mėnulyje. Jie netgi šokinėja ar bando lipti aukštyn. Žmonės tai aiškino įvairiai. Akmenys, pasak žmonių, tiesiog stengiasi pasiekti Saulę. Įdomiausia, kad NASA Apollo 17 ekspedicija buvo nukreipta būtent į tų slenkančių akmenų vietovę, kad išsiaiškintų, kas iš tikrųjų vyksta. Astronautai viską apžiūrėjo, nufotografavo ir netgi paėmė mėginių. Apie tai net buvo sukurtas filmas Apollo 18, ten akmenys darė siaubingus dalykus. Jeigu nežiūrėjote, galite pažiūrėti. Judame toliau. Kai siuntėme aparatą į Marsą, akmenys taip pat pradėjo slenkti. Ir po jų taip pat matėsi pėdsakai. Ši nuotrauka buvo padaryta 2008 metais aparato Phoenix. Ir tai ne vienintelis atvejis. Štai šios nuotraukos padarytos marsaeigio Opportunity su 12 Marso dienų skirtumu. Akmuo tiesiog atsirado iš niekur. Šis atvejis sukelia sensaciją. Gimė dar viena diskusija apie gyvybę Marse, kuri buvo plačiai aptarinėjama žiniasklaidoje. Pažiūrėkite, akmenys čia taip pat susibūrė į grupes ir kartu tarsi klaidžioja. Kiekvienais metais YouTube atsiranda vaizdo įrašų, kur žmonės pasakoja apie akmeninius ateivius. Dabar laikas pagaliau viską išsiaiškinti, kasgi vyksta šioje Saulės sistemoje. Pradėkime nuo mūsų, pradėkime nuo Žemės. 1943 metais mirties slėnyje apsilankė mokslininkai. Jie pažymėjo akmenų su šviežiais pėdsakais padėtį ir pradėjo stebėti jų judėjimą. Po 7 metų stebėjimų buvo sudaryti tokie judėjimo žemėlapiai. Akmenys judėjo tik žiemą, bet paaiškinti, kodėl tai vyksta, nepavyko. Atsiradus GPS sekikliams po daugelio metų tyrimai buvo atnaujinti. 162 akmenims buvo pritvirtinti sekimo įrenginiai. Ir buvo nustatyta, kad akmenų judėjimui neturi įtakos nei jų dydis, nei jų forma. Išsiaiškinti, kasgi iš tikrųjų ten vyksta, pavyko tik 2014 metais, po 99 metų tyrimų. Akmenys yra išdžiūvusio ežero dugne, o žiemą čia lyja lietus. Dėl to slėnis yra padengiamas plonų vandens sluoksniu. Per naktį vanduo užšąla, susiformuoja plokšti ledo lakštai. Ir būtent ant jų, dėl stipraus vėjo, kuris pučia 150 km/h greičiu, akmenys pradeda plaukti. Pažiūrėkite, kaip tai vyksta. Tai tarsi kerlingas, kuris žaidžia pati gamta. Bet juk Mėnulyje nėra gamtos. Nėra nei vėjo, nėra nei skysto vandens. Kaip tuomet paaiškinti akmenų judėjimą Mėnulyje? Pabandykime.
Para Mėnulyje trunka 1 Žemės mėnesį. Dėl ilgų naktų Mėnulio paviršius atšąla iki -150 laipsnių pagal Celsijų, o dieną jis įkaista iki +100 laipsnių pagal Celsijų. Mėnulio paviršius nuolat traukiasi ir plečiasi. Ir giluminiuose sluoksniuose vyksta tas pats. Tik dėl Žemės gravitacijos poveikio. Mėnulis nuolat spaudžiamas ir atleidžiamas, o tai sukelia gilius Mėnulio drebėjimus. Apollo 11 misijos astronautai Mėnulyje įrengė štai tokį seismometrą, kuris per 5 metus užregistravo 13 000 požeminių Mėnulio drebėjimų, kuris stiprumas siekia iki 5,5 balo pagal Richterio skalę. Toks stiprumas būtų pakankamas, kad sugadintų pastatą, kuris būtų pastatytas Mėnulyje. Tačiau tai nėra vienintelė priežastis. Mėnulis neturi atmosferos, todėl į jį nuolat krenta asteroidai. Kai toks mažas akmenukas, sveriantis vos kelis gramus, atsitrenkia į Mėnulio paviršių 70 km/h greičiu, įvyksta bliksnis, matomas net iš Žemės. Pats akmenukas neišgyvena tokio smūgio, tačiau jo sprogimas išmeta aplinkui viską ir stipriai sudrebina Mėnulio paviršių. Viskas, kas yra nedidelėme šlaite, nusireta žemyn, kaip pavyzdžiui šis akmuo ar smulkus akmenukai, kurie byra žemyn kaip druska iš apversto stiklainio. Bet kas dėl šio akmens, kuris atrodo juda aukštyn šlaitu? Pirmiausia, savęs paklauskite, kaip jūs matote šlaitą plokščioje nuotraukoje. Paslaptis slypi tame, kad mes neturime įgimto kampų matavimo pojūčio. Viską vertiname pagal apšvietimą. Tačiau Mėnulis yra apgaulingas, ypač kai esi jo paviršiuje. Čia yra interviu su Neilu Armstrongu ir keletas įdomių momentų, kuriais dalyjasi įspūdžiais apie tai, koks buvo jo suvokimas, kad jis buvo ten tarsi sutrumpintas, jis tiesiog nesuvokė tikrojo atstumo iki objektų. We had difficulty guessing how far the hills out on the horizon might be. It is an irregular surface with crater rims overlying other crater rims. Ar tai kilometras, ar 2, ar 3? Ar ten yra kalva, ar ten įduba? Mėnuliai viskas atrodo kitaip nei Žemėje. Tai, kas iš toli atrodo kaip kalnas, iš tikrųjų gali būti visiškai plokščia. Tačiau kartais šlaitas iš tiesų yra. Ir svarbu suprasti, palyginus su kom. Šis eksperimentas puikiai tai iliustruoja. Žiūrėkit, viršutinėje nuotraukoje netrodo, kad šis 15 metrų riedulys yra ant nedidelio šlaito. Tačiau tą išduoda Mėnulio roverio pasvirimas. Pažvelkite, tai reiškia, kad akmuo nusirito žemyn nuo šlaito, o ne kyla aukštyn į kalną. Dabar mūsų tikslas yra Marsas. Mes ruošiame savo raketas. Nebereikalo neseniai ten buvo aptiktas skysto vandens ežeras, kuris paslėptas po 1,5 kilometro storio ledu ir dulkių sluoksniu. Galbūt vieną dieną sugalvosime, kaip jį pasiekti, bet kol kas didžioji dalis vandens yra planetos poliarinėse kepurėse. Be to, keičiantis metų laikams, keičiasi ir planetos išvaizda. Akmenų grupė užšalo į ledo plokštę ir atsiskyrė, kai jį ištirpo. Net ir čia viską lemia gamtos dėsniai. Tačiau kartais Marso akmenis pajudiname mes patys. Į paviršių siunčiami zondai. Ši akmenį nustumė reaktyvinė srovė, kai nusileido Phoenix zondas. Apie tai NASA rašė net savo ataskaitose. O kaip dėl akmens, kuris sukelia tokią spaudos sensaciją? Šis akmenukas, arba tiksliau jo dalis, čia pavaizduotas, marsaeigis Opportunity padaręs nuotrauką, užvažiavo ant paties akmens, o kai atvažiavo atgal ir padarė dar vieną kadrą, paaiškėjo, kad buvo nulaužtas akmens gabaliukas. Link kur aš vedu? Gal žinote, kad yra terminas apofenija? Tai reiškia logikos matymą ten, kur jos iš tikrųjų nėra. Ir 19 amžiuje astronomai matė visą kanalų tinklą Marso paviršiuje. Atsirado net teorijos, kad ateiviai naudoja jos vandens gabenimui, juk mes patys darome tokius kanalus savo dykumose. Tačiau kai kosminiai aparatai ir žmonės nuskrido į Marsą, jie nerado nieko. Net iš tolo, kas primintų dirbtinės tokias struktūras. Dabar įsivaizduokite, kas būtų buvę su tais astronomais, jei jie būtų pamatę štai šią nuotrauką, kuri buvo padaryta 1976 metais Viking 1 zondo. Štai ta pati vieta, bet jau po 15 metų. Veidas, pasirodo, te buvo paprastas šviesos ir šešėlių žaismas ant Marso kalvos. Mūsų smegenys stengiasi viską paaiškinti savaip.
Anksčiau žmonės laikė Saulę, Mėnulį ir kitas planetas dievais, suteikė jiems vardus ir kūrė galingas, mįslingas istorijas. Dabar mes viską aiškiname mokslu. Papasakokite apie tai savo draugams. Štai tokia trumpa fizikos paskaita. Ačiū. Iki.